Atkeliauja šaltasis metų sezonas ir žinau, kad visi pulsit jam ruoštis. Kaposit malkas, jas džiovinsit, krausit, sandėliuosit. Bet tam aš šiandien atvykau į Šilalę, kur pirmoje mūsų rubrikoje eisim ir išsiaiškinsim apie katilus ir šildymo sistemas. Aš atvykau į Šilalę pas Gerdą išsiaiškinti, kodėl jinai nusprendė pasikeisti katilą. Tai Gerda, kodėl? Tiesiog dėl malkų. Tai ko jums užkliuvo tos malkos? Nes jas reikia kapoti, pačiai atraižas pasidaryti, kad pasikurti. Kas dar? Ir tarkim, ryte atsikeli šalta būn, o vaikus reikia vežti į darželį. Reikia valandą anksčiau atsikelti, kad vaikams būtų šilta. Tai Gerda, jūs sakot, kad malkos problema, bet mūsų senoliai kapoja, kūrenos ir nesušalo. Aš tau parašiau, tai prašom eik ir kapok. Nu gerai, aš šitą iššūkį priimu ir padarysiu. Bet dabar žiūrėkit, tai mokykitės iš didės. Kaip šitas malkas, tai kapuoti. Op! Tai einam gal pažiūrėsim į tą pečių, kur nereiks tų malkų kapuoti. Nu. Esam gyvenamajam name, kur seną jau atitarnavusi katilą keisim naujų katilų ir apie visą tai mums papasakos Sigitas, inžinierius specialistas. Tai Sigitai, kas atsitiko, kad žmonės nusprendė pakeisti jau seną katilą nauju? Katilas atgyvena savo ir nebenori jie malkom kūrenti, anglimis malkom, jau yra pasenęs. Kokį mes čia naują turim katilą ir kuo jis bus pranašesnis už tą seną? Pats naujausias šiuolaikinis katilas su pilna automatika. Su pilna automatika, tai reiškia, kad jiem nereikės čia nieko daryti, valdys išmaniai. Yra išmanus valdymas kambarį, įpilti granulės, jis pats susikur, užgesint ir viskas. Sakykit, nuo pradžių, kokie darbai, kokia seka vyksta viskas? Atsijungi seną katilą, susimontuojam viską ant sienas, turim jau pasistatę katilą. Katilą pirmenybė yra kaminą pajungiams. Po pirmo kaminą pasijungi, nes paskui, jeigu vamzdžius prisijungsi, kaminą nebeprijungs. Supratau. O aš galvojau, kad čia be dūmų veiktas katilas, o pasirodo reikia kaminą. Taip. Dabar seka sumontuoti elektros laidus. Siurbliai, davikliai, pavara, kambario termostatas. O pavara kam skirta? Pavara dedas tam, kad nereikėtų rankiniu būdu tavo atėjus sukinėti katilą. Čia valdymą. Nes katilė yra viena temperatūra, kambariuose kita bus vandens temperatūra. Aha. O kodėl taip yra? Taip yra, nes katilas mažiau 55 temperatūros nesikūrena, nes susidarys rasos taškas į kaminą. Ir tada kaminas pradeda šlapuoti. Tai čia negerai yra? Negerai. Už tai dėl to yra katilė pavarai numatyta, kuri išlaika katilą ne mažiau 55 temperatūrą, mažiausiai. Daugiau nėra. Tai, o kambariuose 55 kūrenant, tai bus per karštą. Gerai, Sigitai. Tai tęskime tą montavimą tada, neškit durelės ir aš jums padėsiu čia Gerai. Prijungti. Tai turim durelės. Taip. Čia tas ekraniukas čia mūsų. Yra monitoriukas. Aha. Čia kompiuteris. O čia turim termometrą. Čia yra temperatūrinis, mechaninis termometras. Kaip Sigitai sakoma, geram meistrui visada varžtų lieka. Taip. A jums lieka varžtų, kai montuojat katilus? Ne. Man neliek, trūksta. Trūksta. Į komplektaciją jau mažai varžtų pridėti. Taip. Supratau. Nu nieka. Bet turbūt užtenka ir viskas laiko. Taip. Tai čia dar vieną įsukam ir viskas. Ir tada jau kelsit elektrą, pajungsit ir sėkmingai vartotojai naudosis šituo katilu.